Filmuoji? Kaip tau šių metų paroda? Lyginant, sakykime, jeigu su praėjusiais ir šiais metais, tai tiek paroda, tiek pačių organizavimų, tiek pačių lankytojų ateinančių, tai, manau, vertinu teigiamai. Sekasi tikrai neblogai, srautas žmonių nemažas, ateina, domisi, klausinėja tiek apie saulės elektrinės, tiek apie kaupiklius, apie įvairius sprendimus, taip pat ir apie krovimo stoteles. Tavo paroda audinga. Labai gerai. Labai džiaugiuosi žmonių pozityvumu. Tikėjomės gal mažiau kiek, bet buvo tikrai nemažai verslo klientų. Susidomėjimas matom, kad pakankamai didelis yra. Kas šį pradžiugino šiandien, kad būtent tie verslo klientai ateina, susidomėjo šią kaupimo sistema ir matom jau rinkoje pokyčius, kad jau verslai pasimiršo apie paramas ir žiūri į kaupimo sistemas kaip į investiciją, domisi atsiperkamumu, ekonominiam naudom. Mūsų stende tai manau, kad labiausiai, sakykime, patraukia dėmesį, tai turimas, sakykime, verslo sektoriui skirtas kaupimo, sakykime, visa sistema. O šiaip dar žmonės domisi saulės elektrinėm, ar jau visi stogai apstatyti verslas? Stogų tikrai verslas yra apstatyta nemažai, mes nemažą rinkos dalį užsiemam, bet dar tų stogų yra ir iš seniau, kurie nėra, plus tų stogų atsiranda ir naujų.